kažkas kalba, alio, kodėl nemiega, sakyk, ko šiandien reikia tau. Šiandien esame pėsčiųjų žygyje Telšiuose, kitoks, nemokamas, organizuojamas entuziastų ir šalia manęs yra šio žygio iniciatorius ir vienas iš organizatorių, Rimgaudas. Tai sakykite, kaip kilo idėja organizuoti tokį žygį? Čia kėlė 2012 metas, pėsčiųjų žygių asociacija buvo savo Facebook pasirašysi, kad pakuriam kiekvienas savo miestą, savo regionį žygiuką. Nesvarbu, ten keli žmonės ateis ar daugiau, tai pabandžiau suburti taip savo draugus, taip apie 12, kažkur 13 žmonių ten buvom pirmajam žygiai ir taip atsirado ta idėja. Ir paskui prigijo netgi. O tai iš kur tas entuziazmas, nes žygis visiškai nemokamas? Tiesiog čia tai nepriklausomybės diena yra tokia kaip laisvės diena. Tiesiog noras, kad pritraukti ir kitus žmonės pažygiuoti, kad kitokį formą atšvęstų nepriklausomybės dieną, o ne tik sėdėdami prie kompiuterių ar televizorių per dieną, o kažką gamto kažko nuveiktų. Jei nori pakeliauti, gero laiko gauti, prašau tik paskubėk greičiau. Gal skambame į Prahą, o gal į Kopenhagą, ten alaus gražių vaizdų. Prancūzus aplankysim, Paryžių pamatysime, ten vyno daug. O šiemet kiek maždaug čia mes turime žygeivių šitam žygyje? Dabar, kai buvom ant Zakso kalno, tai paskaičiavo, maždaug turėtumėm apie 200-220 turėti. Rekordišką daug. Dvigubą, daugiau negu dvigubą. Čia galima teikti, kad žygių idėja Lietuvoje smarkiai populiarėja. Jo, pastaraisiais metais labai populiarėja, kaip pastebėjau. All day, every day, on fait la fiesta. Aujourd'hui, demain, chaque jour. Like this, like that, yeah. Žygyje turim ir tikrą žemaitę. Tai kas gero Žemaitijai? Kas gera, žemaičių daug. Ir kaip tie žemaičiai jaučiasi savo krašte, savam žygyje? Labai gera, sugrįžti namus vis laik ir labai smagiai, širdis atsigauna. Ir dabar kaip vietinė, pasakyk man, jeigu ne žygis, ar verta ir jeigu verta, kodėl atvykti į Telšius? Į Telšius tikrai verta atvykti, vien dėl to, kad tai yragi Žemaitijos sostinė, Žemaitijos širdis ir esam prie ežerą įsikūrėm, prie labai gražią ežerą. Ant 7 kalvų stovi Telšyje. Ir to be galo daug gražių vaizdų, to ko parodyti. Pasisemtumė čia tikrai gerų emocijų ir įspūdžių. Tai jeigu planuojat kokį savaitgalį, neturat ko veikti, o ko net važiuoti Telšius, gerą laiką praleisti. Tai gero žygio? Taip. Like a slice of pie, just my type, those sips and thighs. Not to mention that sweet ass smile, the beautiful eyes got me hypnotized. Don't wanna wait, yeah, give me some time. I mean what I say, make it work a while. Žygeivių turime iš visos Lietuvos. Jūs atvykote iš Klaipėdos. Taip, mes iš Klaipėdos. Kaip jums šitas žygis? Prasmingas iš tikrųjų. Sakyčiau, žymiai įdomiau ir geriau yra gamtoje laiką praleisti, negu kad kažkur. Be aiškios minties. Ar verta tiems, kurie nedalyvavo ateityje prisijungti prie tokių veiklų? Būtina. Reikia vakam parodyti, šunim parodyti, visai pasirodyti. Praėjom beveik 20 km.
Kokios nuotaikos, kokios emocijos? Liuks, Geras, va, ant dainų traukiau. geras nuotaikas, geras oras, gražus žmonės. Nu, koks būtų palinkėjimas tiems žygėjams šiandieną ir tiems, kurie prisijungs ateityje? Net nežinau, tiesiog nesidėkit namus patys, jeigu pas jūsų miestą ar kažkur nėra kokį žygiaus, ar nėra jūsų mėgstamos veiklos, tiesiog patys, kad imkitės tos iniciatyvos ir kažkur darykit. Pavyzdžiui, tas mūsų žygis irgi kėlė, tiesiog draugų pačio pradžio pirmus 4 metus, o paskui 5 metas pernai jau 80 žmogėlių prisijungė, dabar jau irgi tiek.